ant stogų ir duona pašauta ajerais kvepiančią krosnį. Taip paprasta buvo dainuoti grįžtant iš lauko ar prašvitus pasimelsti aušriniai. Buvo tada. Buvo. Vos prieš kelis šimtmečius. Gal dar nevėlu atsigręžti ir prisiminti praeitį, kauptą per tūkstančius metų. Sekminės tai pavasario ir piemenų šventė. Suvalkiečių piemenė sekminių rytą išgindavo karves kuo anksčiau. Kiekvienas piemuo išgindamas sekminių rytą turėjo groti rageliu. Anksti rytą, kai dar nei vienas vieversys nečirena, iš tolo jau girdėti tolimas sekminių ragelio triliavimas. Išsivaryti bandą anksti, tai dar niekas. Reikia turėti ir sekminių ragelį. Antraip, kasgi žinos, kuris piemuo kada gyvulius išvarė? Ankstyvą rytą skamba sekminių ragelio garsai. Tik viena baltrušių piemenė kažko pasivėlino galvijus išvaryti. Baltrušių piemenės spirgutės, spirgutės, ola, 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 ola. Baltrušių piemenės spirgutės, spirgutės, ola, ola, ola. Aš ne spirgutė. Spirgutės, spirgutės. Ne. Spirgutės. Oi, ir motiejai su Jurgiu pramigo. Vai, olio, olio, motiejus molio, pilvas aksomo. Vai, olio, 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 vai, olio, olio, motiejus molio, pilvas aksomo. Vai, olio, olio, olio. Piemenėliai paprastai turėdavo užleistą ganyklos sklypelį, tyčia želdinamą sekminių rytui. Būtent dėl to kiekvienas piemuo stengdavosi kuo anksčiau atsikelti ir išginti bandą į tą gerai pažėlusią vietelę, kad karvės sočiai pasiganytų. Ėdė karvė šieną, vakar visą dieną, šnipšna polė drap, penį menį drap. Ėdė karvė šieną, šiandien visą dieną, šnipšna polė drap, penį menį drap. Ir rytoj darės, jeigu panorės, šnipšna polė drap, penį menį drap. Tate tupėsi prie tos karvės visą dieną. Einam pažarti, ji pati paės. Vilkė, vilkė, ką veiki? Ugnelę kuriu. O kam ta ugnelė? Žąselę virsiu. O iš kur gausi? Iš tavo pulkelio pasigausiu. Neduosiu. Vilkė, vilkė, ką veiki? Ugnelę kuriu. O kam ta ugnelė? Žąselę virsiu.
O iš kur gausi? Iš tavo pulkelio pasigausiu. Neduosiu. Vilke, vilke, ką veiki? Ugnelę kuriu. O kam ta ugnelė? Žąselę virsiu. O iš kur gausi? Iš tavo pulkelio pasigausiu. Neduosiu. Vaja, kaip laikas greit praėjo, nė nepastebėjau, kaip saulutė vakarant palinko. Laikas karves vainikuoti ir namo ginti. Sekminių išvakarėse ganyklose piemenėliai pindavo vainikus, kuriais vainikuodavo karves, kad jos daugiau pieno duotų, ramios būtų ir vaikščiotų visos kartu. Ir dar stengėsi kuo įmantriau apvainikuoti, nes už gražiau apvainikuotas šeimininkai duodavo daugiau lauktuvų. Sodžių kaimenės papuošto žalumynais žingsniuodavo namo, dažniausiai seniausio guliaus vedamos. Tą vakarą